Sveiki gyvi mano brangus Radilskis TV kanalo žiūrovai. Šiandien aš su jumis pakalbėsiu labai trumpa tema ir tai bus ne apie Radilskis TV kanalą, kurį jūs dabar matote savo ekrane ir kurio prenumeratorium aš kviečiu jūs tapti, jeigu jūs dar jo netapote, o jeigu tapote prenumeratorium, kviečiu tapti jūs sponsoriumi kanalo, pavyzdžiui, paspaudus mygtuką Join, kuris yra prie kiekvieno video ir šitam pagrindinė puslapį ir išsirinkus paramos lygį. Tokiu būdu prisijungti prie tų garbių žmonių, kuriuos galite pamatyti taip pat avatarais, jų avatarus galite pamatyti kanalo kaip čia titulinėme puslapyje ir paskui prie kiekvieno video jų komentarai yra pažymimi žvaigždute ir aš juos matau išskirtinai ir taip pat administracijos pusėje jie rodomi išskirtinai ir taip mes galime aktyviau bendrauti. Na taip pat visi paramos būdai yra kanalo aprašyme, PayPalo nuoroda, Patreono nuoroda. Prisijungimas šiandien prie YouTube'o ir po kiekvieno video yra ir banko sąskaitos, ne Lietuvos, tiksliau, net ne Lietuvos banko kaip ir nėra, ne Skandinavijos judo oligarchato banke. Ir kągi, ir tenai aprašėme nuorodos į kitus socialinius tinklus. Ir kągi, draugai, apie kągi mes kalbėsim. Paprastai, kai jūs pamatote tokį ekraną, sekantis žingsnis, mes atsidarome kokį nors Facebook'o paskyrą, kokį nors oficiozinio Glūšiaus ar kokios nors anarchofeministės motinos Lietuvoje, naivistinio meno korifėjos, aš supratote jau Vilmos Fioklos ar ne profilį ir tenai mėgaujamės tuo nepakartojimu potyriu, kuris mums sukelia. Kartais dar kokį įrašą panagrinėjom, bet paprastai tai būna oficiozinės informacijos tokia analizai tiksliau. Bet šį kartą bus kitaip. Šį kartą mes pasižiūrėsime ir panagrinėsime ne oficiozinį, o kitą šaltinį, kuri ir tuo pačiu mes atliksime tam tikrą eksperimentą, kuris praktiškai lems, jo rezultatai lems, kiek tą informaciją ateityje naudosimės ar iš viso pamiršime, kad tokie egzistuoja, bent jau kurį laiką. O aš kalbu apie gyvo žmogaus, ne šiaip žmogaus, o gyvo žmogaus reikalą, kurį pristato gyvo žmogaus Dainiaus asmenyje, kanale, jisai savo asmenyje ar žmoguje pristatinėja savo subjektyvius pamyslimus apie žmonės, jų gyvenimo, visatos dėsnius, aksiomas ir teoremas, žodžiu, savo kanale, kuris registruotas United Arab Emirates, nors pats jisai, kiek žinau, kažkur palei Šiaulius gyvena. Bet tai nesmė, mano kanalas irgi registruotas, YouTube'ui nurodytas, kad yra ne Lietuvoje, taip kad čia tiesiog nepadjopkė, kaip kas nors pagalvotų, o tiesiog toksai faktas, kad žmonės savo kanalus nurodo visai nebūtinai toje šalyje, iš kurios jie transliuoja. Taigi, ir apie kągi mes kalbėsime. Čia man prieš porą dienų atsiuntė nuorodą iš šitą klipą, kur viršelį užrašyta eikit H3 kratkoje ir kabutėse liaudies žurnalistai. Toks latinisos ir kirilisos miksas. Aš irgi kartais naudoju kirilicą, ypatingai kai noriu patrolinti ten kokius nors nelaimingus šitos žurnališkinius propagandonus. Ir kadangi šitame jo pasiuntime H3 taškų ir į trumposios į kratką rusiškai, pas mus nėra tokios tagdės, jinai naudojama rusų kalboje. Taigi, kadangi tame tarpe šitas gyvas žmogus turi ir mane, aš manau, reikia išklausyti jį visą. Ir, kaip sakiau, tuo pačiu atlikti eksperimentą, ant kiek mano žiūrovams, mano kanalo žiūrovams yra įdomi šita tematika ir šito žmogaus, ne asmens, o žmogaus, pavadinsite ją asmeniu,
giliai žeisite, tikriausiai, arba neįžeisite, gal aukščiau viso to, žodžiu, tematika ir kiek jinai naudinga. Tai vat, mes sužinosime. Gal čia bus koks koks dėmesio sprogimas, 100-tūkstantinės peržiūros, na ir aš suprasiu, kad aš reguliariai kas savaitę turiu daryti jums laidas apie gyvus žmonės, apie Dainiaus draugus, verštis pas jį į susitikimus ir į pasimatymus, kuriuos jisai organizuoja tiems, kas nori būti gyvi, vietoj to, kad būtų mirę. Aš kol kas čia sėdžiu ir, jūsų supratimu, tikriausiai esu miręs, kadangi nepareiškęs, kad esu gyvas. Jo, kažkaip taip, gal jums įdomi šitą temą ir ją reikia aiškintis, nes man asmeniškai šiek tiek pasiaiškinu šitą temą, kas jie stumia, kas jie naudojasi, taip pačiam lysti tenai jokio interesų nebuvo ir todėl šito Dainiaus žmogaus kanalo aš, tiesą sakant, labai seniai nebežiūrėjau, nes man be abejo buvo šitą įdomu, kaip jisai tvarkėsi su policija, kaip jisai bandė užstoti padėti ten jų bendruomenės nariams, draugams, kuriuos represavo. Visą tai yra svarbu, kaip bendrauti su Lietuvą užgrobusia šitas represinė sistema. Bet kai tu iš to, taip sakant, iš tos informacijos krūvos negauni nieko nei naudingo, nei pozityvaus, tai po kurio laiko tau pasidaro tiesiog neaktualu ir nebeįdomu. Ir aš čia prasukinėjau tam, kad pamatyčiau, kurie šia paskutinio video žiūrėjau taip pat sąmoningai, susiradęs, atsidaręs jo kanale ir jau čia prieš 7 mėnesius kelti video ir aš nematau, kad čia tarp jų būtų video, kuriuos aš būčiau žiūrėjęs. Čia kaip su policija, galbūt šitą su policija prieš 8 mėnesius ir esu paskutinį matęs. Taigi, tai todėl visiškai natūralu, kad jo kanale paskelbtas individualūs kvietimai, ar ne? Čia žiūrėkit, irgi geras bairis žmogus rašo individualūs kvietimai, ar ne, dėl gyvo susitikimo, karietą atsiųst, tokia ant viršelio. Ir čia kaip tik uždėjęs screenshotą iš mano Facebooko profilio. Žodžiu, kurį jisai siuntė prieš 2 savaitės, nesiuntė, o įkėlė čianai į savo kanalą, jisai niekam nesiuntė, jisai įkėlė video tokį įrašą 15 minučių į savo kanalą, kuriame pasiūlė 4 žmonėms, teismo vikingui, gal tikriausiai žinote šitą kanalą, aš nesimenu pavardės vedėją, Grafui Liutkevičiui, Mariui Jonaičiui ir man atvažiuoti pas jį į organizuojamą susitikimą su gyvais žmonėmis, nes su mirusiais nėra ką susitikinėti, mirusius galima tik tai paminėti. Taigi, labai įdomia forma kvietimas išsiųstas, kadangi vėlgi aš apie jį sužinau tik tai tada, kai man kažkas parašė komentare, o paskui atsiuntė nuorodą, kad štai, ar aš dalyvausiu, nes mane kviečia. Iš šito video nesužinodamas nepavyko nei sužinoti, kada ten tas susitikimas organizuojamas, tik tai, kad vieta apie Šiaulius. Lietuva nedidelė, nuvažiuoti tos Šiaulius nėra didelė problema, bet tas vis tiek pirmie gal suvažinėti, ten dar pabendrauti, tai užima visą dieną. Tai, aš nežinau, kai aš, pavyzdžiui, organizuoju kažkokius susitikimus su kažkuo, ar ne, noriu susitikti, pavyzdžiui, žinau, kad aš važiuosiu į Kauną ar būsiu netoli Kauno ir turėsiu tenai laisvo laiko. Tai ką aš tuomet darau? Aš tuomet paskambinu Mariui Jonaičiui, susirašau su Mariumi Jonaičiu ir paklausiu. Štai būsiu Kaune tą ir tą dieną, daugmaž to laiku, ar galėtume susitikti pas tave studijoje, padaryti laidą, įrašą, nes reikia išnaudoti tas progas, kai tu gali susitikti. Ir atitinkamai Marius irgi lygiai taip pat, jeigu jisai žino, kad važiuos į Vilnių, irgi susisiekia, taip, ir bandom susiderinti laiką, kad susitikti, padaryti įrašą. O čia tau, taip sakant, tave nori pamatyti, su tavim nori pakalbėti, su tavim nori pabendrauti,
Ir maždaug, jeigu tu pats pamatysi pas į kanale, ar ne, pats tu tenai susigalvosi, kada tenai, kurią dieną, tada bėgsi, lakstysi ir surasi. Aš galbūt būčiau bėgęs, lakstęs ir galbūt suradęs, jeigu man tai būtų mirtinai būtina. Ir netgi jeigu tai nebūtų mirtinai būtina, bet jeigu aš tam savaitgaliui, nepamenu, penktadienį, šeštadienį tą susitikimą darė, jeigu aš neturėčiau kitų rimtesnių reikalų, kuriuos likus porai dienų, kai apie tai, kad sužinau, kad kažkas mane kažkur yra pakvietęs, tipo asmeniškai, ne, nors sakau, individualūs kvietimai masiniam šitam vaizdo įrašiuke. Tai, na, labai keista forma, įsivaizduojant, kad žmogus savo gyvenime tik tai tuo ir užsima, kad jie laukia, kai gyvi žmonės pasikvies, kad jisai pamatytų, kaip tie gyvi žmonės atrodo ir apie ką jie kalbasi susitikę, kuo jie gyvena, kuo jie kvėpuoja, kas bendro tarp jų yra. Na, žodžiu, realiai aš net fiziškai nebūčiau galėjęs senai važiuoti, nes buvo suplanuoti kiti elementariai reikalai, kiti užsiėmimai. Ir, na, ar adekvatu yra šitaip bandyti, kaip čia, bendrauti tokiu būdu? Labai keista. Tikrai keista. Jo labiau, kad tipo mane pakvietė todėl, kad aš Facebook'e pasiūliau susidrauginti ir štai vat tą progą, na, pajuto dėmesį savo personai, gyvam asmeniui ir nusprendė, kad man kaip liaudies žurnalistikos atstovui irgi turi būti įdomu. Sakau, pabendrauju, jo labiau, kad mano komentatoriai irgi uždavinėjo klausimus, ar aš nepadaryčiau ten su šituo Dainiumi, nepadaryčiau su Gediminu pokalbio. Tai dabar mes tą temą ir, taip sakant, testuojame, nes nuo jūsų dėmesio priklausys, ar tenai iš viso pamiršti apie šitą visą padėti kryžių ant gyvų žmonių ir nebekreipti jos dėmesio, ar vis tik tenai dar verta kažką su jais bendrauti. Betgi, kad suprastumėte, į Facebooką susidrauginti aš kviečiu masiškai visus, su kuriais turiu daugiau negu, apie 100 ar daugiau negu arti 100 draugų, bendrų draugų tame Facebooko socialinėme tinkle, kadangi aš Facebooką naudoju visų pirma kaip reklaminę aikštelę, o ne tokią kaip savirealizacijos vietą ir platformą. Nes mano Facebooko profilius pastoviai šalina reguliariai, paskutinį pašalino vasarą, kai ten buvo 7000 su virš šitų sekėjų. Na, automatiškai šitą galbūt irgi kažkada pašalins, kuriame 1900 dabar bendrų draugų, kažkiek ten sekėjų yra. Taip, kad tik tai reklaminiais tikslais Facebooką naudoju ir daryti iš to kažkokios išvadas, kad tave kažkas pakvietė susidrauginti, kad tu esi ten kažkoks labai svarbus šito žmogaus gyvenime ir jisai be tavęs taip gyventi negali ir dėl to ten siūlosi draugus, na irgi turėtų būti pakankamai naivu. Iš kitos pusės, kai žmogus pasiūlo susidrauginti, tu jau savo Facebooko profilį gali jam parašyti žinutę, kuris jisai gaus ir tiesiogiai pakviesti jį, taip neieškodamas kontaktų kažkur per mano kitus socialinius tinklus. Bet, kaip sakau, nebūčiau pakvietęs susidrauginti šito gerbiamo gyvo Dainiaus, tai jisai turbūt manęs ir nebūtų šitam masiniai grupeliai kvietęs, galbūt apsiribojęs tik tais 3 liaudies žurnalistais, Teismų Vikingų, Grafu Liutkevičium, Mariumi Jonaičiu. O dabar gavosi taip, kaip gavosi. Ir įspėkite, kiek žmonių iš šitų 4 sureagavo į tokį masinį individualų kvietimą. Atspėjate, ar ne? Lygiai 0. Nežinau, ar Marius Jonaitis, Grafas Liutkevičius, Teismo Vikingas turėjo kažkokiu reikalų, ar galbūt jie netgi nesužinojo, kad buvo pakviesti, nes vėlgi sakau, ten man tik tai kiti mano žiūrovai, tie, kurie stebi šitą kanalą, žinojo, kad aš esu pakviestas, aš pats net nieko nežinojau, ir ten likus 2 dienoms
ten verstis kažką per galvą, kažką tenai stumdyti, tos dalykus, kur aš privalau būti, tai, sakau, naivus įsivaizdavimas, galimas tik tai tokiam jau visiškai pasaulio bambai. Bet, nepaisant to, taip, kad gyvas žmogus, ar ne, jisai reaguoja kaip gyvas. Taip, miręs žmogus, tai, pofik, pakvietė kažką tokią formą, tas kažkas neatėjo, ir pamiršai. O štai, kai žmogus gyvas, tai jisai į kiekvieną bet kokį dalyką su juo susijusi žiūri labai labai jautriai ir, įrašė prieš 6 dienas įrašė, vėlgi aš tai man, kai nuorodą atsiuntė, pamačiau ir pasižiūrėjau, ir štai dabar mes įvertinsime, ką jisai pasiūlė liaudies žurnalistams, kaip jisai rašo, ir automatiškai, apkomentuosime ir pabaigsime šitą temą tam kartui. Taigi, jungiamės ten, kur mes tą žiūrėsime mes ne YouTube, žiūrėsime mes tą Rumblėje. Taigi, grįžtam, čia trumpas video, 5 minutės 23 sekundės, dar be pradžios paleisiu, negreitinsiu įrašo garso, kad nedarkyti, taip sakant, kalbančiojo teksto, kalbančiojo vaizdo, pakentėkime kartu. Tik tais kartais sustabdysiu ir pakomentuosiu tai, ką mes ką tik išgirtume. Tai kas yra kas? Arba tiksliau, kas nėra kas? O, taip. Liaudies žurnalistai. Šitoje vietoje gal iš karto mes sustabdykime ir čia aprašėme. Įvertinkime, kaip jisai sako, subjektyvus pamyslimai, ką myslio apie liaudies žurnalistiką ir tuos, kurie viešai reklamuojasi kaip liaudies žurnalistikos atstovai. Visų pirma, liaudies žurnalistams nereikia reklamuotis. Liaudies žurnalistika tai yra mano sugalvotas apibrėžimas ir liaudies žurnalistai, kuriuo aš vadinu tuos žmonės, kurie kūrė kažkokią informaciją, skleidžia informaciją, bet tą daro ne todėl, kad tai yra, kad turi tiesioginį užsakovą, kad ne todėl, kad yra samdomi žurnališkos ir prostitutai, o tai daro iš savo vidinio poreikio ir tokiu būdu atstovauja ne kažkokį užsakovą, ne pinigus, ne tą, kas juos prabašliuoja, o atstovauja tik tai save asmeniškai. Ir kadangi mes visi esame liaudies dalis, kai tu atstovauji save asmeniškai, tai tu tuo pačiu ir atstovauji tam tikrą liaudies dalį, liaudies segmentą, ir taip tu gauniesi liaudies žurnalistas, o ne kokiu nors lietuviakalbių užsienio agentų propagandinis rūporas, ar ten oficiozo ten tą pakiršnutę, o taip pat. Šiuo atveju ir pats šitas gerbiamas žmogus Dainius, taip, jis gyvas, jisai vis dar gyvas. Taip, gyvas žmogus Dainius, jisai irgi yra liaudies žurnalistas, nes aš įtariu, kad jo turinį būtų labai keista, jeigu kažkas finansuotų, mokėtų jam pinigus tam, kad jisai savo kurtų vaizdo įrašus, kaip vaizdainius, sako, gražus žodis, vaizdainius, ir juos skleistų. Ne, jisai, Dainius yra irgi liaudies žurnalistas. Ir liaudies žurnalistai, kurie viešai reklamuosi. Čia, kaip čia pasakius, čia viešai, galima sakyti, kad jisai viešai reklamuojasi, kad yra gyvas žmogus. Viešai reklamuojasi, kad turi 2 kojas. Taip truputį tiesiog yra ir yra. Terminą sugalvojau aš. Taip. Nesiginčiu. Terminą sugalvojau aš dar pakankamai seniai. Tik man labiau patinka liaudies žiniasklaida. Taip, čia jau žurnalistika vietoj žiniasklaidos, sakykime, su Mariaus Jonaičio iniciatyva. Taip, bet baigim. Taip, ką jisai myslė apie liaudies žurnalistiką, tai reiškia to pačiu ir apie save, kurie viešai reklamuojasi kaip liaudies žurnalistikos atstovai. Ta pati myslė ir apie visas imituojančias opozicijas, kalbančias galvas, kaip te Biblijoje parašyta, iš vaisių pažinsite juos. O tokių veikėjų vieši bazarai skiriasi nuo jų neviešų darbų. Ir čia yra labai įdomu, ar ne?
ką jisai dabar pasakys apie mūsų viešas kalbas ir apie neviešus darbus. O čia tik tai dėl to aš tiesą sakant šitą video ir pasižiūrėjau, nes man visada labai įdomu, kai kažkas sako, kad mane kažkame demaskavo ir taip toliau, man be galo įdomu sužinoti kažką apie save, ko aš nežinau. Žiūrime toliau. Gerbėmieji, labą rytą, kam dar rytas, gal jau kai kam diena, tai labą dieną. Nu, labas. Šį savaitgalį, nutobiš 25-26 spalio, buvo susirinkę 26 spalio, ar ne? Vat, 26 spalio. Taip, 26 spalio. Taip. Пёнтек. Вот. В пёнтек я был заєнтий, bardzo заєнтий і не мог би аніж яких, nebent aš būčiau žinojęs, kokią savaitę prieš gerą savaitę, o aš sužinau kažkur gal 24. Nu, 26 jie susirenka, o aš individualiai pakviestas, apie tai sužinau šitą, sakau, 2 dienos prieš, nu, pofik. Vyrai ir moteris, kurie pasirašė liaudės valią, tobiš deklaraciją. O Jėzus, čia supratau, tai ten ne šiaip sau ten buvo susirinkimas, čia žiūrėkite, koksai, palaukite, kaip čia dabar man patraukti, kad jums parodyti. Čia tokia deklaracija, nu niekaip nepatrauksiu, atsiprašau. Jie tokią deklaraciją pasirašinėjo krauju ir anspaudai, supratau, kame čia visos kančios, o mes praleidome, neparodėme. Ir tame susirinkimukė, susėjime, taip sakykime, aš nemačiau ne vieno liaudės žurnalistikos atstovų. Savęs nematei? Tai pasižiūrėk į veidrodį, Dainiau. Pasiimk veidrodį, gali ne veidrodį, dabar mano video gali ir pasižiūrėti į savo akis ir pamatysi liaudės žurnalistikos atstovą. Tugi ten buvai. Tikriausiai buvo ir gyvas žmogus Gediminas, su kuriuo man irgi kažkas iš komentatorių rekomendavo padaryti bendrą vaizdo įrašą. Buvo, nu tai jau 2 liaudės žurnalistai buvo, jeigu Gediminas net važiavo. Šitas Dainius Petkus buvo, tikriausiai, ne? Nes būtent Dainius Petkus man ir pranešė apie tai, kada tas jūsų susirinkimas bus. Ne tu Dainių, o Dainius Petkus. Per Facebooką parašė, pasiūlė, jeigu man ten neturiu su ko atvažiuoti, tai suorganizuos, taip, paims į mašiną. Tai Dainius Petkus, jisai vis karts nuo karto Facebook'e šį bei tą paskelbė. Matau, 3 liaudės žurnalistas. Ko skundėsi, kad ten kažko nebuvo? Visi buvot. Visi, kas turi savo socialinius tinklus, kas ten skleidžiate informaciją, jūs esate liaudės žurnalistai. Ne vieno liaudės žurnalisto. Nors apie tą susėjimuką, dėl liaudės tos deklaracijos, taip vadinamas, ir aptarinėjimų reikalų buvo. Tame kvietime galite įsijungti, pasiklausyti apie liaudės deklaraciją, bent jau aš neišgirdau nė žodžio. Nė žodžio. Koks jisai čia svarbus pasirodo susirinkimas, kad čia kažkokius ohohogo kokie dalykai sprendžiami. Ne. Ir kaip kokia forma tas buvo pateikta, irgi jūs patys pamatėte. Žodžiu, galima padaryti viską taip, kad atrodyt, galėtum sakyti, kad štai kviečiau, štai dariau, taip toliau, o niekas netėjo. Galvok, kodėl niekas netėjo. Galvok taip. Ir kaltink tuos, kas netėjo, nes taip, tu tokią formą sugalvojai pakviesti arba dar geriau suimituoti pakvietimą. Viešai paskelbta, plačiai paskelbta. Svarbiausia, čia geras, plačiai paskelbta, ar ne? Va čia plačiai paskelbta, pasižiūrėjau, ar ne? 1,2 tūkstančiai peržiūrų. YouTube'as kanaliukėje, taip, kurio paskutinį kartą aš sakau, ten beveik prieš metus ten žiūrėjau paskutinį video. Achrenėt. Ir jeigu ne Dainius Petkus, aš net nebūčiau žinojęs, kad šitas paskelbtas yra daiktas.
Koks susireikšminimas? Koks aš pasaulio bamba? Įkėliau pas save į savo video mikroblogą, kurį tenai 1000 atsitiktinių žmonių pasižiūri ir jau čia gaunasi plačiai paskelbta. Per visas, čia žinot, čia tas pas, kas įdėti skelbimą į rajoninį laikraštį, kokį ten Anykščių balsas. Ir sakyti, kad plačiai paskelbta ir kodėl pas mane netvyko svečiai iš ten Europos spaudos centro į mano rengiamą suvažiavimą. Nu, aišku, ne Europos spaudos centras, bet, kaip sąlyginai plačiai paskelbta, sakykime. Prisipažino. Ir buvo kreiptas labai sąlyginai. Tiek į liaudės žurnalistus, save vadinančius liaudės žurnalistais ir priskiriančius prie tos liaudės žurnalistikos. Jau papasakau, kaip tas buvo kreiptasi, kokią formą, kokiu būdu, ar ne, va taip garantuotai, kad žmogus tikrai garantuotai turėtų laiko ir galimybę susiplanuoti savo laiką ir ten... Kitus atskirus asmenis, į asmenis sakau, nes jau dabar aišku, kad tai yra asmenis. Tai nėra net žmogaus statuse, o kas ten tarp kojų jiems tabaluoja, tai nesmė. Tai vat į 4 konkrečiai net su nuotraukom buvau besikreipęs, tikėjusi, kad kažkas praneš ir jiems tikrai pranešė, kam reikėjo, bet... Tikėjusi, kad jiems praneš, ar ne? Aš čia va taip pat nusiperdžiau, ar ne, vienam kaimo gale ir tikiuosi, kad kitam kaimo gale papasakos, kad anam kaimo gale nusiperdė ir tas, kam aktualu, nueis ten pauostyti, kom smirda. Zašibys. Vat logika tokiam lygiai, ar ne? Tikėjausi, kad jiems praneš. Tu ko, žmonės durniais laikai, ar ne, Dainiau? Taip. Teisi, kokie žmonės, mesgi asmenys. Jisai žmoniškai tik tai su žmonėmis bendrauja. O su asmenimis tai, taigi asmenys, tai ką tenai? Ką tenai tos asmenys dėmesį kreipti? Kaip sakau, faktai yra tokie, kad nei vieno nemačiau. Padarėjai viską, kad nebūtų. Ir tai atskleidžia kokią tiesą, taip sakant. Ir kokią? Jeigu tavo vardas yra titulas, tai esi tituluotas ir su liaudim nieko bendro turėti iš tikrųjų negali, ką ir matom. Ir nesvarbu. Čia kažkokios jau mistikos prasideda, jeigu tavo vardas yra titulas, o mano tai ne žmogus vardas, Svarbiausia nepamiršti, pasiklausius makaronų nausų nusikabinti. Kokią tu ten barankę sukinėjai, paauksuota ar nepaauksuota, nesmė. Reiškia, kiek čia to liko? Jeigu pasivadinęs ten kokiu nors, nesvarbu kokiu nors, bet jeigu pavadinime yra žodis teismo ir kažkas, tai žinokit, kad tai ir yra teismo. O tai ne liaudės, tai yra teismo. Kažkas ten, gaf. Čia jisai apie teismo vikingą kalbą. Ir atstovauja teismą, o ne liaudės. O viešpatė, žmogus kalba tipo filosofijos ir taip toliau ir neskiria, kad iškaba ir tai, kas yra už tos iškabos, skiriasi. Dieve mano. Aš dėl to ir sakau, kad tie, kas ten save pradeda vadinti gyvais, ar ne, kažkaip iš karto kelia klausimą apie jų tam tikrą adekvatumą. Tiesiai šviesiai, jeigu parašyta, kaip sakau, tai žiūrėkit, kas parašyta. Kieno šuo, kaip sakau. Irgi faktas. Toliau, nesvarbu, kad toli gyvena ar netoli. Jeigu tik tai yra siekis kažkoks integruotis į srautą, kuris veržiasi prie lovio kaip nors ir su gerais kėslais, kaip sakant, gerais kėslais grįstas kelias, žinot patys kur, prie lovio, kaip sakant, grįstas kelias prie lovio. Tai žinokit, kad tokie veikėjai, kad ir kaip jie besivadintų, ar ką sakytų atstovaujantis, iš tikrųjų atstovauja tik savi ir savo politinės ambicijas ir padarys viską, kad tik tai nesusiteptų reputacijos ir tai nepakenktų jų kelyje į tą prie lovio, kaip sakykim taip.
Ja, čia dabar reikia kažkaip pabandyti išrinkti, ne? Ten, bet jisai užmetė ant teismo vikingo. Taip, pavemti žmogų, kuris nagrinėja savo video būtent teisminius dalykus, teisinius dalykus ir dėl to būtent taip ir pasivadinęs, ne? Nes eina per tuos teismus ir rodo, kas teismuose dedasi, taip kaip priimami sprendimai. Čia dabar jisai užmetinėja apie... Pradėkime nuo to, kad apie kažką, kas, tipo, nu, vat iš tų, kas pas jį neatvyko, į be galo svarbu, ar ne, vat reikia sugebėti taip pakviesti, kad, nu, kad tikrai būtų labai sudėtinga atvykti, netgi man, kuris aš važiuoju norėjau pasakyti, bet kokį šūdą, kuris vyksta, kuris važiuoja į visus bent kiek įdomesnius įvykius ir renginius, kuriuose liečiamos visuomeninės politinės temos. Taigi, čia šiuo atveju istorinės temos. Taip. Čia šiuo atveju apie ką jisai kalba, sakydamas, kad kažkas ten siekia kažkokių politinių krypčių. Na, va, teismo vikingą jisai jau tenai prie tų teismo šunų priskyrė, tai dabar liekame 3. Jonaitis, grafas Liutkevičius ir aš liekam, ar ne? Nu, Jonaitis buvo partijoje tautininkų, taip išstojo iš tautininkų partijos ir jokia kita Jonaitis nestoja. Grafas Liutkevičius tenai turi draugų tarp tų pavadinkim patriotinių jėgų, aktyviai dalyvauja mitinguose, visuomeninėse organizacijose, bet apie jo kažkokius politinius žygius tenai prie lovio, ar ne, stojimą į partiją kokią nors, ar ten dalyvavimą rinkimuose aš nesu girdėjęs, galbūt čia jisai grafą Liutkevičių turėjo omeny. Toliau, 3. dalykas mano, ar ne, vat mano veržimasis prie lovio, kuom pasireiškia dabar, aš galvoju, taip, tuo, kad aš nusinčiau Eduardui Vaitkui patvirtinimą, kad priskaičiuotų mane prie partijos naujoji politinė jėga steigėjų. Taip, kai reikės steigti, dalyvauti, ten forminant, taip toliau. Ir paaiškinau priežastis, kodėl, nes nėra absoliučiai jokios kitos politinės jėgos visuomeninės, kuri kalbėtų ir bandytų atstovauti tuos dalykus, kas man yra svarbu. Taip? Tai va, čia ir maža to, iki to laiko nuo Vaitkaus aš šoko ten krūva šiukšlių, provokatorių, siurbelių, utėlių ir kitų parazitų, kurie bandė pasinaudoti šituo liaudės nepasitenkinimu, besiveržiančių kaip balsuojant už Vaitkų ir kurie irgi norėjo klijuotis prie politinės jėgos organizavimo. Nu tai kai visas tas šūdas po kitaip susikloščiusių rinkimų, kitaip nuėjusios ten tos politinės kampanijos atšoko, ar ne? Ir praktiškai kaip protestinė partija buvo sėkmingai ir protestiniai balsai buvo sėkmingai perduoti Žemaitaičiui, taip, dabar galima daug saugesnė aplinka yra Vaitkus ir daug mažiau ten yra šūdo ir galima, taip sakant, bent jau taip parodyti savo palaikymą ir padėti partijai įsisteigti. Tai čia, vadinasi, čia yra politinė ėjimas prie lovio. Turbūt, tai vadinasi, jisai čia mane užvadino kaip einantį prie lovio. Bet linksmiau, kad jisai įsivaizduoja, jog man bendravimas su kažkuo gali mano reputaciją tada reiškia pažeisti. Išeina taip, nes aš šiandien vienintelis iš 3 likusių pagal jį veržiuosi prie lovio politinio ir vadinasi vienintelis aš taip sakant, saugau savo reputaciją. Aš saugau savo reputaciją. Įsivaizduojate? Kai su manimi man nenori duoti interviu, su manimi nenori kalbėtis tie, kurie saugo savo reputaciją. Taip? Jau čia
kaip čia pasakius, nežinau, kam labiau savo reputaciją reiktų saugoti. Man su jumis bendrauti, ar jums su manimi bendraujate, ar ne, šiuo atveju. Aš suprasčiau, jeigu jie su manim nenorėtų bendrauti, Dainius, tam, kad savo politinės reputacijos, visuomenį, kokios nori ten reputacijos netepti, galbūt taip ir padarė, gal specialiai taip suorganizavo tokį kvietimą, nepakvietimo formą, kad nesusiteptų savo reputacijos, jeigu aš tenai atvykčiau, kalbėčiau, įrašinėčiau ir visą kitą, ir kažką tenai paskelbčiau, ar ne, apie jų ten tas deklaracijas. Būna, visaip būna. Bet klausykime toliau, išsiaiškinom, žodžiu, teismo vikingas yra teismo šuo, aš esu besiveržintis prie lovio, kuris bijo su jais susikompromituoti bendravimu, ką toliau jisai pasakys. Pernelyg daug keikiantis ir vis dar neuždaryti, sakykim, tai pernelyg daug keikiantis sistemą ir sistemos raicelius, atvirai keikiantis, naglai keikiantis ir vis dar neuždaryti, tai kelia pagrįstą įtarimų, dabar kaip čia dabar pasakyti, ne pagrįstą įtarimą, bet kaip ir jau 2+2, kai sudėdi 4, aišku, kad ne šiaip savo neuždarytas yra. Galit sakyti ir. Žodžiu, tai reiškia grafas Liutkevičius, ar ne, keikė ir neuždarytas, Marius Jonaitis keikė ir neuždarytas, tai jau sudėjom 2+2, reiškia, jie yra sistemos dalis, ar ne? Aš irgi keikiau, tai vadinasi, aš irgi esu sistemos dalis, liuksas, nes aš dar neuždarytas, taip. Ir visokios padugnės, kurie mane taip nuoširdžiai dergia, prie jų taip prisijungia ir šitas gyvas žmogus, nes ašgi neuždarytas, o turėčiau būti uždarytas, o jeigu neuždarytas, vadinasi, aš dirbu sistemai, esu sistemai naudingas, sistemai esu reikalingas. Labai, labai gera logika, tai ir kuri parodo tik tai vieną, kad šitie būkiai arba nesupranta, kas vyksta, arba jie realiai nori, kad bet kas oponuojantys sistemai būtų uždaryti ir netrukdytų tokiems kaip jisai imituoti kovą prieš sistemą. Ant šitos kalbančios galvos. Tai ką ten ant tave sakyti? Kam tu įdomus jisai? Ką ten tave uždarinėti? Ar sistemai parankus? Tai tu galvokit, kaip jūs norite. Sistemai ant tavęs nusišikti, jinai važiuoja, aš tavęs nepastebėdamas. Buvau, o paminėtieji, sakykim, taip asmenys, į kuriuos buvo kreiptasi vos ne individualiai, vos ne asmeniškai jų. Vos ne, jisai paskelbė, aš negaliu. Žiūrėkite, jisai 4 kartą tam, kad tipo parodyti, žiūrėkite, kaip aš šiandien rūpinausi, aš tai buvau, o jiems vos ne individualiai paskelbta, bet jie nebuvo. Dar kartelį asilę tu. Tu specialiai taip ir darė, aš dabar suprantu, jisai specialiai taip darė, kad galėtų vaizduoti, štai žiūrėkite, šitie yra šūdai, šitie yra apsimetėliai, šitie yra feikinė opozicija, šitie yra, taip sakant, sistemos raiteliai, nes ne vienas iš jų netvyko, aš vos ne individualiai, savo niekam neįdomiame šitam taip šiknaskėlės tipo kanaliukštėje paskelbęs ir žiūrėkite, jo nežiūri. Tai čia tas pats, kas aš irgi tenai pakviešiau į savo kokią tai renginį mega grandiozinį, parašęs vaizdo įrašą pas save kanalėlėje ir tenai jį pasižiūrėtų ten keli šimtai žmonių, 2000 žmonių pasižiūrėtų, o tai būtų individualus kvietimas. Bet nebejoju, kad fanatiškai šito dėdė tikinti žmonės ir jo klausantis ir iš jo burnos lesantis, ar ne, jie suvalgės ir tokį kliedėsi, ir tokius briedus. Ir tai yra nuostabu, nes, kaip sako rusų priežodis, loch ne mamant, loch ne vimrėt. Lochas ne mamutas, lochas neišmirs.
Ir visada bus ką durninti, kam kabinti makaronus, tik tai nežinau, kokį gešeftą jisai asmeniškai gauna, gal jokio, gal moralinį pasitenkinimą gauna, bet tikrai yra iš šito ir suverenų judėjimo, ir iš gyvų žmonių judėjimo, jų organizatoriai globalių mastelių tikrai gauna savo gešeftą ir jisai yra ne šiaip sau padarytas, ne šiaip sau yra paleistas, nes lochus reikia kontroliuoti, lochams reikia duoti kuom užsiimti, kad jie nepradėtų užsiminėti rimtais, realiais dalykais, galinčiais kelti realią grėsmę sistemis. O čia jūs dėkite savo ten tos krūvinus antspaudus ant popieriaus lapukų ir dalinkite savo vienas kitam titulus, kokius norite, kad ir pasaulio valdovų. Tik tai svarbu, kad jūs aukščiau ten to statuso kaip psichuškės klientas gyvenime nepakiltumėt. Nei vienas nebuvo. Taip kad pasidarykit išvadas patys, ar verta gaišt laiką, žiūrint tos pezalus, kurie iš tų kalbančių galvų sklinda ir... Bent jau aišku dabar, ar ne, jisai čia kaip tasai savo laikų Lekstutis paskelbė, kad visi atsirašykite nuo Lauryno Ragelskio, visi nutraukite rėmimą Laurinui Ragelskiui, nes jis yra niekšas, jisai dergia ant Eduardo Vaitkaus. Ir pats po 2 mėnesių pradėjo šikti krūvinom srutom ant Eduardo Vaitkaus. Tai dabar šitas lygiai tuo pačiu keliu eina gyvas žmogus Dainius, sako, ar verta jo žiūrėti, Žinoma, kad neverta. Ką ten žiūrėti tuos vėjo bezdalus, ką mes kalbame ir kreipti dėmesį, ką mes baksnuojame. Bet čia nedaug liko, pabaikime žiūrėti. Nieko faktiškai čia kolonų Bananijoje nekeičia. Tai tobiš žinojimas, analizavimas tų pezalų, kas ten sklinda iš tos liaudės žurnalistikos ar ką. Absoliučiai nieko neįtakoja, tas žinojimas ar nežinojimas. Ar jūs žinot ar nežinot, tai nieko nekeičia nei jūsų gyvenimuose, nei vietiniai kolonų Bananijai. Aš matau čia vieną daiktą. Žinote, kai kažkas pajunta pavojų, kad jam pradeda uždavinėti klausimus, taip pat iš tos sferos, toje sferoje, ar ne, kur staiga galima vertinti vienaip, galima vertinti kitaip ir jisai tampa, kaip čia mūsų asmenyje tos liaudės žurnalistikos, taip, ką jisai apibrėžęs, parodęs ant 4 žmonės, ne, jisai pradeda jausti, kad mūsų skelbiama informacija kažkokiu pavydalu, taip, menkina jo uždaros, ten mūsų gyvų susirinkimų prasme ir reikšmę. Tai be abejo, kai žmogus turi pasirinkimą, ne, jam čia sako, štai čia yra tyro vandens šaltinis. Tasai geria tą vandenėlį, smirda tas vandenėlis, bet sako, čia tyro vandens šaltinis, tu gerk tą vandenėlį. Kitoj pusėje kažkas tenai, paleidęs savo ten šulinį kasą, tenai vandenį dalina, ir sako, imkit, naudokitės, jeigu patinka, ten kitiems perduokit, aš čia suprantat, taip, tokiam palyginime. Ir staiga tenai žmogelis, kuris gėrė ten iš srutų šaltinio, nueina paragauti šulinio vandens, sako, žiūrėk, tenai vanduo, kaip tais ir skanesnis tam šulinį, kaip ten, ir ten nereikia ten taip pat kažkur lysti ten giliai kažkokias pakampės, kad ten to vandens sruto atsigerti, ten ateini, šulinys atviras visiems, kiekvienam. Tada tas srutų šaltinio šeimininkas staiga pajaučia, kad jisai nebereikalingas darosi, ar ne? Tai ką reikia daryti? Reikia nueiti ir prispjaudyti į tą kitą šulinį, kurį jam, jo ganomieji jam jį rodo. Aš tokią, tik tai vienintelę prasme matau, kam čia šitas gyvo žmogaus najėzdas. Man pofik, kokią jūs tenai informaciją dalinatės, kokią jūs tenai tarpusavį savo ratelėje stumdote, nes savo laiku, kiek reikėjo, aš pasidomėjau, pasidariau savo išvadas ir man toliau lysti jūsų temą yra visiškai neįdomu. Taip, sakau, pabendrauti jokių problemų, bet ne tokią formą, kai tipo pakvietėm.
O paskui dar apšikinėjom, kai va, tokiems tipo pakviestai, mes matai tipo net bėgome, taip sakant, persivertė per galvą, persirašė, taip sakant, apsitriedė iš laimės, kad mūsų gūrų pakvietė. Man čia toks vargšas nuskriaustas įžeistas gūrų, nuo kurio pradeda po truputį nusisukinėti jo paties senai gūrinami tie zombiai. Naudos tai bent jau tikrai neatneša. Tikrai neatneša. Tai va tiek ir norėjau pasakyti. Nu, tai ir viską ir pasakei. Vat. Ir čia man labiausiai šitas užrašas patinka. Eikit H3 taškai ir į kratkąją liaudės žurnalistai. Pats, būdamas liaudės žurnalistas, tai pats savęs siunčia ant 3 raidžių. Nu, ačiū. O dabar paskutiniai pabaigai įsitikinti, ant kiek tas yra aktualu, ant kiek tai yra įdomu, aš to jau pabandysiu įsijungti tokią vieną lentelę. Ne, draugai mano, nepavyko tos lentelės įsijungti, kurią norėjau. Ten turėjo būti statistika, kokius kitus kanalus YouTube'e žiūri mano kanalo žiūrovai. Taigi, tam, kad neužtempinėti čia laiko, neknisant proto, tiesiog informuoju, kad tarp mano kanalo žiūrovų yra žmonės, kurie žiūri OpTV, kurie žiūri Karštas komentaras, kurie žiūri tą Zakarauską nelaimingą, kurie žiūri Kitaip TV, kurie žiūri Marijonaitį, kurie žiūri LRT, kurie žiūri TV3, kurie žiūri Delfi TV, kurie žiūri Laisvės TV, kurie žiūri Jaunimo naujienas. Va. Čia yra ta auditorija, kurie žiūri ir mane, ir šitos kanalus. Niekada tarp mano žiūrovų nebuvo, kitų žiūrimų kanalų nebuvo šito žmogaus Dainius. Niekada, sakydamas, aš dabar susimašiau, bent jau šitame, Argelskis TV kanale, kurį aš tenai, vėl atkuriamas iš naujo. Šitame tikrai niekada jo tarp mano kitų, mano ir jo žiūrovai nepersidenginėja, bent jau tiek, kad jos rodytų kaip reikšmingą kiekį. Kažkada seniau, gal ir buvo kažkada seniau senesniuose kanaluose. Taip, kad gerbiamas gyvas žmogau Dainiau, tu ten nesinervuok, niekas tavo lochų nuo tavęs atimti nenori, pjaustykite jūs ten savo pirštus, dėliokite ten tos pirštų anspaudus. Teisingai, Indijoje, kur žmonės ir kitose berašiuose kraštuose, kur kolonistai skaičiuodavo savo avinus, jie tenai ir imdavo iš jų pirštų anspaudus ir jie ten pasirašinėdavo visada pirštų anspaudais, tik tai jiems jų pjaustytis nereikėjo ir kraujo leisti nereikėjo. Jie tepdavo jį tenai arba į suodžius, arba į šitą Kinijoje į specialų tušą ir dėdavo taip kaip savo parašą, kaip vietoj, elementariai, taip pat ir žymėdavosi ten, kai juos skaičiuodavo kaip avinus. Taip, kad niekur šitos archaiškos technologijos nedingsta, pirštų anspaudai visada tai buvo arba kaip čia beraščio ženklas, arba nusikaltėlio, kurį reikia kontroliuoti, kurį reikia stebėti ženklas. Žaiskite savo žaidimus, man jie yra giliai neįdomus, protingom temom aš pasiruošęs kalbėtis su bet kuo, netgi su propagandinėmis šiukšlėmis, tai šiuo atveju tie, kas, taip sakant, yra ujami ir persekiami sistemos, juo labiau su jais kalbėtis, juos pristatyti savo nedideliai auditorijai, nematau jokių problemų, tik tai jeigu norima kalbėtis ar ne, tai tas noras ir turi būti, realus, ar ne, ir kažkaip adekvačiai išreiškiamas, o ne tokiu pavydalu, kaip čia šitas smirdančios rūtų šaltinio žynys suorganizavo.
Viskas, draugai mano, ačiū uždėmesi ir taip per nelik daug skiriau laiko, daug mažiau galvojau šitiems puzzlams skirti laiko, bet jeigu šitas video bus įdomus ir susilauks daugiau peržiūrų negu vidutiniškai, na, reiškia žmonėms šita tema yra aktuali ir mes tada pasigilinsime giliau, galbūt tada ieškosime kontaktų, video, daryti įrašus kartu su tais save laikančiais gyvais šitame mirusiųjų pasaulyje. O kol kas, draugai mano, prenumeruokit, kas dar neprenumeravote Ragelskis TV, prisijungti prie rėmėjų, kas dar neprisijungėt, paspausdami mygtuką join arba prisijungti ir išsirinkdami paramą. Viskas labai paprasta. Pasirenkate paramos dydį mėnesinės, spaudžiate join, susivedate kortelės savo duomenis ir viskas. Jokių, taip sakant, kažkokių kėslų, pirkimų ir nieko kito, norite, bet kada nutraukite šitą savo paramą. O kol kas, milžiniška padėka visiems, kas remia ir iki kitų greitų, įdomių susitikimų. Visiems ate. Tararam, tararam.